ir padėkoti kiekvienam, kuris prisidėjo prie mūsų 1000 prenumeratorių skaičiaus. Mes labai džiaugiamės tuom ir dėkojam, kad ir toliau jūs nesustosit, kad jūs dalinsitės šitą informaciją, kad galima prenumeruoti kanalą, kad galima mus stebėti, tada, kada jums patogu, peržiūrėti mūsų laidas, mūsų transliacijas, mūsų pamokslus, šlovinimą. Taigi tikrai esu labai dėkinga jums visiems ir kviečiu neapleisti šito mūsų YouTube kanalo. Tai tikrai iš viso širdies ačiū visiems. O šį rytą noriu dalintis tuom, kuom gyvenu, nes, kaip yra sakoma, labai gerai yra žiūrėti, ką žmogus daro, o ne ką kalba, kad žodžiai sutaptų su darbais. Tai toks vienas pastebėjimas žmogaus iš šalies apie pabuvimą svečių bendruomeniai, kad sako, nežinau, kurioj bendruomeniai buvo žmogus, bet tiesiog pastebėjo. Sako, kada vyko šlovinimas ir tarnavimas, kad sunkiai kilo žmonių rankos į viešpatį. Bet kai viskas baigėsi ir kai prasidėjo vaišinimasis prie stalų, visi labai atkuto, atgijo ir toks buvo šurmulys, kaip bičių avily. Tai iš tikrųjų kviečiu, brangieji, kad tos mūsų rankos jos kiltų lengviau į viešpatį, nes iš ten ateina mūsų pagalba. Jis yra mūsų pagalba, jis yra mūsų guodėjas. Sako, ieškokite, rasit, šaukitės ir jums bus atsakyta. Ir kita mano žinutė šį rytą būtų tuom, kuom gyvenu. Va, praleidau porą savaitgalių ir pasilgsti šitų namų. Tai mano toks būtų paskutinių laikų pasidalinimas, tenka būti konferencijose, tenka būti mokymuose, tenka semtis žinių sveikatos kryptim, nes raštas sako, sveikam kūne, sveika siela, tai susijęsiu tuos dalykus, kad reikia rūpintis ir savo kūnu, jo neapleisti. Nes viešpats mums davė tą vadinamą palapinę, kurioje mes gyvenam čia. Ir iš tikrųjų tad reikia stebėti save, juk mes kiekvienas pažįstam. Ir kad jeigu ateina kažkokie tai negalavimai, atkreipti jos dėmesį, nenumoti ranką. Kai turim pakankamai tikėjimo, tai ir ačiū Dievui, ir šaukiamės, ir viešpats tikrai išgydo, ir yra išgydęs, ir gydo, ir jam nėra skirtumo ar sloga, ar onkologija, bet tam reikia turėti tvirtą tikėjimą ir nesviruoti. Bet jeigu jaučiam, kad kažkaip abejojam, kažkaip nejauku, nedrąsu, tada kreiptis reikia į profesionalus. Ir kad susijęti tai su Dievo žodžiu, pasidalinsiu iš Jobo knygos, Jobo 10 skyrius, nuo 9 eilutės. Atsimink, kad mane iš molio padarei ir vėl į durkes paversi. Kaip pieną mane išliejai ir kaip sūrį suspaudėjai. Tu apvilkai mane kūnu ir odą, kaulais ir gyslomis sutvirtinai mane. Gyvybę ir palankumą man suteikėjai. Tavo aplankymas saugojo mano dvasią. Taigi, tenka iš tikrųjų klausytis profesionalų ir iš jų mokintis, semti žinių, kad jas pritaikyti paskui savo gyvenime, nes suku truputį kitą kryptim, negu iki šiol buvau, nes mūsų gyvenime ateina tam tikri etapai. Mes išeinam iš vieno etapo, įeinam į kitą. Ir iš tikrųjų verta įsiklausyti, kad mūsų kūnui reikia ne tik maisto, ne tik Dievo žodžio, bet mūsų kūnui reikia ir ląstelių mitybos. O tai jau yra pakankamai kiti dalykai, galbūt kažkam nauji neatrasti, kad šiuolaikinė mityba mūsų jau ląstelių nebeaprūpina tiek, kiek tai būdavo seniau.
nes daugelis maisto pramonės yra jau nebe ta. Ir todėl kviečiu kiekvieną pasirūpinti savo palapinę, savo kūnu, kad jame būtų sveika siela. Tai toks mano trumpas šį rytą pasidalinimas, pasidžiaugimas ir toliau kviečiu visus spausti nykščius, peržiūrėti transliacijas, kada jums patogu ir žinoma jungtis prie mūsų, jūs galite drąsiai suspėti čia ir 11 valandai mūsų susirinkime pabūti gyvai, nes gyvai yra visiškai kas kita emocija, tu gali apkabinti brolį ir sesę, tu gali jam pasakyti gražius žodžius, ko nepadarysi sėdėdamas namie ant sofkutės. Taigi kviečiu šį rytą ir toliau mes šlovinsim mūsų viešpatį. Mes turim brangę sesę, Sandrą, savo šeimoj ir mes labai džiaugiamės, kad ji mus ves šį kartą prie viešpatės sosto. Ačiū, Sandrutė, tau. Šlovė viešpačiui. Šlovė viešpačiui. Tik jam vienam šlovė. Tik jam vienam šlovė. Tau viešpatė šlovė. Ačiū tau, karaliau. Ačiū tau, viešpatė. Kad tu atvedei mane šiandien labai netikėtai į šitą vietą. Į namus, kuriuose aš gimiau. Į namus, kuriuose aš gimiau. Halleluja. Dėkoju tau, Dieve. Dėkoju. Dėkoju, kad tu pašaukei savo džiaugsmą. Kad tu davei man patirti gyvenimo džiaugsmą, išgelbėjimo džiaugsmą. O galėjau ir nepatirti, viešpatė. Tu išsirinkai mane, tu pašaukei. Aš tau dėkinga, Dieve. Ačiū tau. Tu nuostabus, tu karalius. Ir nėra kito Dievo. Ir nėra kito vardo. Yra vardas Jėzus. Jo vardas Jėzus. Per kurį yra ir bus išgelbėtas kiekvienas žmogus, kiekviena siela, kuri jo šauksis. Tai yra pažadas mums. Šaukitės jo. Tai nuostabi ir nepakartojama kelionė ir gyvenimo patirtis kartu su juo. Viską, ką jūs išbandėte, ką jūs išragavote, ką jūs patyrėte, be jo negali prilygti nei vienai akimirkai kartu su juo. Šitoj nuostabioj piligrimo kelionėje į dangaus karalystėje amžiną šlovingą Jeruzalę. Halleluja. Halleluja. Tau šlovė. Tau šlovė. Norėčiau pagiedoti jums giesmę. Vieną iš giesmių, kurią viešpats man padovanojo italų kalba. Taip jau atsitiko, kad šiuo metu gyvenu Italijoje. Dievas žino kodėl. Ilgą laiką aš priešinausi, bet jis viešpats, jisai žino. Ir mes, jeigu norime būti jo valioje, mes turime tekėti ir paklusti jam. Ir Dievas laimina mane tenai, toj žemėje. Ir davė man vieną giesmę, su kuria norėčiau pasidalinti. Tai giesmė apie dar didesnį troškimą jo. Man nieko nereikia, tik tavęs. Tu mano priebėga, tu mano viltis, tu mano meilė, tu viskas man. Man nieko nereikia, tik tavęs, nes tavo švelnus buvimas mane kviečia, mane veda,
mano kelionėje link dangaus karalystės. Ir mano nuostabus Jėzau, tu nuostabus, tu mano gelbėtojas, mano išlaisvintojas. Aš giedu tau giesmę, mano brangus draugė, mano brangus Jėzau, šlovingas viešpatė, Emanuel, Dievas su mumis. Aš tave myliu vis labiau ir labiau. Aš tave myliu vis labiau ir labiau. Dievas su mumis, Emanuel. Io non desidero che te sei mio rifugio, la mia speranza, il mio amore, sei tutto per me. Io non desidero che te, la tua dolce presenza mi chiama, mi guida nel mio cammino verso il regno del cielo. Mio caro Gesù, sei meraviglioso, mio Salvator, mio Redentor, canto lode a te. Mio caro Gesù, amico fedele, glorioso Re, Emanuel, ti amo sempre di più. Io non desidero che te sei mio rifugio, la mia speranza, il mio amore, sei tutto per me. Io non desidero che te, la tua dolce presenza mi chiama, mi guida nel mio cammino verso il regno del cielo. Mio caro Gesù, sei meraviglioso, mio Salvator, mio Redentor, canto lode a te. Mio caro Gesù, amico fedele, glorioso Re, Emanuel, ti amo sempre di più. Glorioso Re,
Aš myliu tave, Jėzau. Kiekvieną dieną vis labiau ir labiau. Nes tu įrodai savo ištikimybę, tu įrodai savo meilę. Tu įrodai Dievą. Tu įrodai savo draugystės tvirtumą. Tu įrodai Viešpatie. Tu visada šalia. Haleliuja. Ačiū tau, Jėzau. Ačiū tau, Viešpatie. Ačiū už tavo begalinę meilę, už tavo begalinę kantrybę mūsų silpnumams. Ačiū tau. Haleliuja. 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 Uždek, Viešpatie, ilgesį tavęs. Uždek, įdėk į mūsų širdis troškimą tavęs, Viešpatie. Įdėk, Viešpatie. Mes ilgimės tavęs, mūsų Dieve. Halleluja. Ilgiuos tavęs, kaip žemė dykumoj gaivinančio lietaus. Ilgiuos tavęs, kaip kūdikis prisilietimo motinos švelnaus. Ilgiuos tavęs, palieskim mano širdį, atgaivink ją. Ilgiuos tavęs, pakelk mane savo žodžiu, uždek tiesos dvasia. Ilgiuos tavęs, kaip žemė dykumoj gaivinančio lietaus. Ilgiuos tavęs, kaip kūdikis prisilietimo motinos švelnaus. Ilgiuos tavęs, palieskim mano širdį, atgaivink ją. Ilgiuos tavęs, pakelk mane savo žodžiu, uždek tiesos dvasia. Uždek mane. Išsiliek lietume, savo dvasios ugnimi, ištirk mane. Ištirk mane. Tegul ištyro širdies, meilės giesmės išsilies tik tau vienam. Tik tau vienam išsiliek, išsiliek lietume, savo dvasios ugnimi, ištirk mane. Ištirk mane. Tegul ištyro širdies, meilės giesmės išsilies tik tau vienam. Tik tau vienam išsiliek, išsiliek lietume, savo dvasios ugnimi, ištirk mane. Ištirk mane. Tegul ištyro širdies, meilės giesmės išsilies tik tau vienam. 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 Halleluja, Jėzau.
Mes giedam tau gloriją. Mes giedam tau gloriją, nes tu vertas. Tu vertas visos šlovės. Tu vertas gyriaus viešpatie. Halleluja. Pakelkim savo širdis. Pakelkim savo balsus į karalių, karalių. Halleluja, mūsų atpirkėja. Aminėlį, 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 halleluja. Gloria, 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 aminėlį, glory, glory, gloria. Gloria, gloria, aminėliui, glory, glory, gloria. Gloria, gloria, aminėliui, glory, glory, gloria. Gloria, gloria, aminėliui, glory, glory. Aš giedu tau šlovę, nes pamilai mane. Kai blaškiaus pasaulio aš purvinam dugne, save tu paukojai ant kryžiaus, kad daugiau aš negyvenčiau nuodėmei, gyvenčiau Dieve tau. Tu kelias ir gyvenimas, vienintelė tiesa. Galiu mylėti ir džiaugtis tik Jėzau tavyje. Tu Dievo avinėlis, jo meilės dovana. Aš giedu Jėzau gyriu, aš šlovinu tave, o glorija. Gloria, gloria, aminėliui, glory, glory, gloria. Gloria, gloria, aminėliui, glory, glory, gloria. Gloria, gloria, aminėliui, glory, glory, gloria. Gloria, gloria, aminėliui, glory, glory. Aš giedu tau šlovę, nes pamilai mane. Kai blaškiaus pasaulio aš purvinam dugne, save tu paukojai ant kryžiaus, kad daugiau aš negyvenčiau nuodėmei, gyvenčiau Dieve tau. Tu kelias ir gyvenimas, vienintelė tiesa. Galiu mylėti ir džiaugtis tik Jėzau tavyje. Tu Dievo avinėlis, jo meilės dovana. Aš giedu Jėzau gyriu, aš šlovinu tave, o glorija. Gloria, gloria, aminėliui, glory, glory, gloria. Gloria, gloria, aminėliui, glory, glory, gloria. Gloria,
savo sostą, tau avinėlį giedam iš viso širdies, šlovingą savo sostą tu, nes tu išaukštintas ir vertas tu šlovės, nes tu didingas savo sostą, tau avinėlį giedam iš viso širdies, šlovingą savo sostą tu, šlovingą savo sostą tu, šlovingas savo sostą tu, šlovingas savo sostą tu. Šlovingas tu viešpatie. Haleliuja. Taip mažai žodžių viešpatie šioj žemėj, kad išsakyti, kad išdainuoti tavo grožį, kad išsakyti savo dėkingumą tau. Tu nepakartojamas, tu kaip deimantas viešpatie, kurio kiekviena briauna atspindi tavo šlovę viešpatie, tavo charakterį, tavo nuostabų charakterį, tavo nuolankumą, tavo paklusnumą, tavo ištikimybę viešpatie, tau šlovė, tau šlovė. Halleluja, 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 tau šlovė, karaliau. Tėve, dėkojam tau už tavo sūnų Jėzų Kristų, už tavo begalinę meilę, už tavo begalinį troškimą išgelbėti kiekvieną, kad nei vienas nepražūtų viešpatie, bet kas tiki tavo sūnų, turėtų amžiną gyvenimą. Viešpatie, dėkojam tau, Aba, dėkojam tau, Aba, dėkojam tau. Garbink sielą viešpatie, garbink mano sielą viešpatį, garbink mano sielą viešpatį ir nepamiršk jo geradarysčių. Jis išgelbėja mane iš pražūties, vainikuoja mane malonę. Halleluja, 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 šlovė, šlovė, šlovė amžinajam vieninteliam. O šlovė, 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 šlovė. Halleluja, 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 halleluja. Ieškoki viešpaties, kol galima jį rasti. Ieškoki viešpaties, kol jis dar arti. Halleluja. Nusidėjėlis te palieka savo kelią ir neteisusis savo mintis. Tegul atsigręžia į viešpatį ir jis pasigailės. Jis pasigailės, nes jis gailestingas. Jis pasigailės, nes jis myli tave. Jis pasigailės, nes nori, kad nė vienas nepražūtų. Halleluja, halleluja. Tad dėkok jam, dėkok jam, dėkok jam viešpatie. Dėkok jam Dievo tauta.
Dėkokite viešpačiui, dėkokite viešpačiui, dėkokite viešpačiui, šaukitės jo vardo. Girkite jo darbus nuostabius, girkite jo darbus nuostabius, giedokite ir skambinkite jam. Aptarkite visus jo stebuklus, aptarkite visus jo stebuklus, didžiuokitės jo šventų vardu. Ieškokite viešpaties, ieškokite viešpaties, ieškokite viešpaties ir jo stiprybės, nes jis yra mūsų Dievas, nes jis yra mūsų Dievas, nes jis yra mūsų Dievas. Visoj žemėj vyksta jo teismai. Dėkokite viešpačiui, dėkokite viešpačiui, dėkokite viešpačiui, šaukitės jo vardo. Girkite jo darbus nuostabius, girkite jo darbus nuostabius, giedokite ir skambinkite jam. Aptarkite visus jo stebuklus, aptarkite visus jo stebuklus, didžiuokitės jo šventų vardu. Ir ieškokite viešpaties, ieškokite viešpaties, ieškokite viešpaties ir jo stiprybės, nes jis yra mūsų Dievas, nes jis yra mūsų Dievas, nes jis yra mūsų Dievas. Visoj žemėj vyksta jo teismai, nes jis yra mūsų Dievas, nes jis yra mūsų Dievas, nes jis yra mūsų Dievas. Visoj žemėj vyksta jo teismai, visoj žemėj vyksta jo teismai, visoj žemėj vyksta jo teismai. Ieškokite, ieškokite jo, haleluja, ieškokite, kol jį galima rasti, ieškokite, kol jis arti, haleluja, nes jis yra mūsų Dievas, jis yra gailestingas, bet jis yra teisingas, haleluja. Ačiū tau viešpatie už begalinę tavo malonę, už begalinę tavo meilę, už tavo gailestingumą, Dieve, už atpirkimo dovaną. Būtent jį dovanai viešpatie, ne už nuopelnus. Ir dėl to mes tokie dėkingi tau. Dieve, aš tokia dėkinga tau. Aš tokia dėkinga tau, kad tu pašauki mane į tavo šviesą, kad tu leidai pažinti tave, kad tu leidėsi pažįstamas, Dieve. Nes šitas pažinimas tęsiasi, Dieve. Mes norim dar labiau pažinti tavo meilės aukštį, plotį, gylį. Haleluja. Pažinti tavo meilės neišsenkamus turtus. Prisiliesti prie tavo.
tavo, Dieve, artumo, tiesiog būti tavo artume, pasilikti tavyje viešpatie. Halleluja, halleluja, pasilikti tavyje viešpatie. Jėzau, Jėzus, 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 Jėzus. O giedok ir garbink mano viešpatį. Giedok širdie ir garbink savo viešpatį. Halleluja. Giedok ir garbink viešpatį širdie. Iškelki iš savų gelmių žodžius, kuriais galėčiau meilę išdainuot. Vieninteliam ir amžinam draugui, kuris visada šalia, džiaugsme ir liūdesy. Lydys mane, draugui, kuris visada šalia, džiaugsme ir liūdesy. Giedok ir garbink viešpatį širdie. Iškelki iš savų gelmių žodžius, kuriais galėčiau meilę išdainuot. Vieninteliam ir amžinam draugui, kuris šalia, džiaugsme ir liūdesy. Lydys mane, draugui, kuris visada šalia, džiaugsme ir liūdesy. Lydys mane. Tai Jėzus, 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 Jėzus taria mano lūpos. Jėzus, Jėzus, gieda mano širdis. Jėzus, Jėzus, Jėzus taria mano lūpos. Jėzus, Jėzus, gieda mano širdis. Savo krauju Golgotoje kainą sumokėjo jis už draugystę šią. Savo krauju Golgotoje, Golgotoje kainą sumokėjo jis už draugystę šią.
giedok ir garbink Viešpatį širdie. Iškelk iš savų gelmių žodžius, kuriais galėčiau meilę išdainuot. Vieninteliam yra žinia. Draugui, kuris visada šalia, džiaugsme ir liūdesy lydys mane. Draugui, kuris visada šalia, džiaugsme ir liūdesy mane. Jėzus, Jėzus, Jėzus taria mano lūpos. Tai Jėzus, Jėzus, gieda mano širdis. Tai Jėzus, 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 Jėzus taria mano lūpos. Tai Jėzus, Jėzus, tai Jėzus, gieda mano širdis. Savo krauju Golgotoje kainą sumokėjo jis už draugystę šią. Savo krauju Golgotoje kainą sumokėjo jis už draugystę šią. Jo vardas Jėzus, 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 Jėzus taria mano lūpos. Jėzus, Jėzus, gieda mano širdis. Jo vardas Jėzus, 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 Jėzus taria mano lūpos. Jėzus, Jėzus, gieda mano širdis. Jėzus, 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 Jėzus taria mano lūpos. Jėzus, Jėzus, gieda mano širdis. Jėzus, jo vardas Jėzus, jo vardas Jėzus, 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 jo vardas Jėzus, jo vardas Jėzus, šaukis jo, šaukis jo, jo vardas Jėzus, šaukis jo, vienintelis vardas, per kurį gali būti išgelbėtas. Jėzus, vienintelis vardas, per kurį gali būti išlaisvintas. Jėzus, Jėzus, vienintelis vardas, per kurį gali būti išgydytas.
išgydytas. Jėzus, Jėzus, vardas, kuriame tu gali pasislėpti, kuriame gali atrasti priebėgą, kuriame gali atrasti atgaivą. Jėzus, 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 šaukis Jėzus, šaukis Jėzus, 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 halleluja, halleluja, Jėzu, halleluja, Jėzu, Jėzus, Jėzus, oh, halleluja, 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 halleluja. Ir viešpat šiandien sako tau, viešpat sako tau, brangus žmogau, jeigu tu žiūri, jeigu tu ieškai kažko tai, kas tave pasotintų, atgaivintų, pagirdytų, pripildytų, išgelbėtų, nėra kito vardo. Jėzus tau kalba šiandien. Mylimas esi, taip laukiamas esi, tu esi labai, labai brangus. Jėzus už tave atidavė save, štai ir prieš tave dangus. Mylimas esi, taip laukiamas esi, tu esi labai, labai brangus. Jėzus už tave atidavė save, štai ir prieš tave dangus. Jėzus tai tiesa, Jėzus tai šviesa, jis kaip saulė apšviečia visus. Jėzus tai jėga, Jėzus tai ugnis, deginanti nuodėmes visas. Mylimas esi, taip laukiamas esi, tu esi labai, labai brangus. Jėzus už tave atidavė save, štai ir prieš tave dangus. Jėzus tai tiesa, Jėzus tai šviesa, jis kaip saulė apšviečia visus. Jėzus tai jėga, Jėzus tai ugnis, deginanti nuodėmes visas. Prieš kuriant pasaulį pamilo tave Dievas Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Jėzus kraują praliejo, jo meilės auka atpirko tave, tad būk laisvas jame. Savo žodį paliko, kad tau šviestų kely. Kaip švyturys šviečia laivui naktį, jis rodo tau kelią, tad nepasiklysi. Jis Dievo meilės švyturys, Jėzus tai tiesa, Jėzus tai šviesa, jis kaip saulė apšviečia visus. Jėzus tai jėga, Jėzus tai ugnis, deginanti nuodėmes visas.
tiesa, Jėzus tai šviesa, Jis kaip saulė apšviečia visus. Jėzus tai jėga, Jėzus tai ugnis, deginanti nuodėmes visas. Deginanti nuodėmes visas. Deginanti nuodėmes visas. Aš sakau tau, brangus žmogau, jeigu girdi, kad tu esi nevertas, kad tu esi nemylimas, kad tu esi nereikalingas, aš sakau tau, tai melas iš pragaro. Jėzui reikia tavęs, Jėzus pamilo tave dar prieš pasaulio sukūrimą. Kartu su Tėvu ir Šventa Dvasia jie sugalvojo planą, išgelbėjimo planą. Ir šiandien žinia tau, yra viltis, jo vardas Jėzus, jis myli tave, jis laukia tavęs, jis myli tave, jis laukia tavęs, jis ilgisi tavęs. O, brangus žmogau, jis kalba tau šiandien, jis kalba tau šiandien, kad tu esi mylimas, kad tu esi laukiamas ir kad tu esi labai brangus. Ir Dievas niekada nemeluoja, jis nemeluoja, jis niekada nemeluoja, jis ne žmogus, jis nenuvils, jis neapgaus, jis neišduos, jis ne žmogus, jis nemeluoja. Jis tau sako, mylimas esi, laukiamas esi, tu esi labai, labai brangus. Jėzus už tave atidavė save, štai ir prieš tave dangus. Mylimas, mylimas esi, laukiamas esi, tu esi labai, labai brangus. Jėzus už tave atidavė save, štai ir prieš tave dangus. Jėzus tai tiesa, Jėzus tai šviesa, jis kaip saulė apšviečia visus. Jėzus tai jėga, Jėzus tai ugnis, deginanti nuodėmes visas. Jėzus tai tiesa, Jėzus tai šviesa, jis kaip saulė apšviečia visus. Jėzus tai jėga, Jėzus tai ugnis, deginanti nuodėmes visas. Deginanti nuodėmes visas. Deginanti nuodėmes visas. Ir jisai tau kalba, patikėk. Mylimas esi, mylimas esi, mylimas esi. Ačiū tu labai, Sandra, nuostabus šlovinimas, ačiū labai. Tikrai labai tavęs laukiam visada. Labai gera matyti, sutikti po ilgą laiko. Nuostaba. Ačiū labai, tikrai.
O, fantastika. Dangui, kas dangui pabuvot? Halleluja. Aš trumpai noriu pasidalinti likus keliom minutėm dar žodžiu. Pirmiausiai, aišku, brangiai, kai visada dėkoju Jums, dėkoju nuoširdžiai už Jūsų aukas, už tai, kad prisidedat prie to, kad čia mes galėtumėm nešti Dievo šviesą iš tikrųjų šitoj vietai, šitoj salėje, šitose šviesos namuose. Ačiū Jums, kad Jūs prisidedat kūrenti šitą ugnį, šitą šviesą, kad jinai neužgestų. Ačiū Jums už Jūsų aukas, už Jūsų atsidavimą. Ir trumpai noriu pasidalinti šiandien iš Morkaus Evangelijos 3 skyriaus. Čia yra užrašyta istorija apie vieno žmogaus išgydymą. Kaip Jėzus atėjo į sinagogą, čia rašo 3 skyriui nuo pradžios, jisai atėjo į sinagogą, kur jisai sutiko žmogų, turinti sudžiūvusią arba paralyžiuotą ranką. Kiekvienas žiūrėjo į Jėzų įdėmiai ir stebėjo ir svarstė, ar jisai išgydė šitą žmogų per šabatą. Duodamas priežastį arba taip suteikdamas priežastį, pretekstą, jį apkaltinti, sulaužius šabatą. Ir Jėzus pasakė žmogui šitam su paralyžiuota ranka, atsistok čia vidury, sinagogos vidury mūsų. Sako, atsistok čia vidury mūsų. Ir čia yra keletą detalių noriu jums parodyti. Pirmas dalykas tai yra ranka, to žmogaus ranka buvo paralyžiuota. Ir tai yra labai simboliška, nes ranka reiškia gebėjimą uždirbti, tai yra simbolis. Tai yra kaip simbolis gebėjimo uždirbti. Tai reiškia, jo tas gebėjimas uždirbti buvo paralyžiuotas. Jisai buvo, negalėjo pilnai normaliai dirbti šitas žmogus. Ir Luko, jeigu pasižiūrėsime Evangeliją, kur šita pati istorija aprašyta, Lukas duoda truputėlį daugiau detalių. Lukas sako, kad jo dešinė ranka buvo paralyžiuota. Tai būtent ta ranka, kurią mes paprastai dirbdami naudojam. Suprantate, tai yra labai simboliška. Ir dar vienas dalykas, ką čia reikėtų atkreipti dėmesį, čia ne tas žmogus atėjo ir prašė Jėzaus jį išgydyti, girdėdamas istorijas, kaip Jėzus gydo. Bet Jėzus pats pamatė tą žmogų ir sako, atsistok, ir Jėzus pats ėmėsi iniciatyvos. Suprantat, kartais tai būna, kad ateina mes į šventųjų susirinkimą, taip kaip šiandien, sekmadienį. Ne? Ir yra kažkas, ką Dievas nori padaryti, konkrečiai man, konkrečiai jums. Suprantat? Ir tą dieną, tą sekmadienį, jisai norėjo išgydyti tą žmogų. Tam, kad parodytų visiems, tam, kad čia sako, pasižiūrėjo tada į tos susirinkusius ir paklausė. Jisai norėjo parodyti ir sako, paklausė, ar tai yra galima per šabatą daryti gerą ar blogą, sugriauti gyvenimą ar išgelbėti gyvenimą. Ar sako, klausia, ką per šabatą galim daryti, sugriauti gyvenimą ar jį išgelbėti. Ir tada pasižiūrėjęs į visus aplinkui, Jėzus pasipiktino ir nuliūdo dėl jų širdžių kietumo, nes žmonės sinagogui, jie jau buvo sukilę, galvo, kaip taip galima, reiškia laužyti šabato taisyklės. Ir tada Jėzus pasakė, Jėzus pasakė tam žmogui, o dabar ištiesk savo ranką. Jėzus paprašė jo padaryti
tikėjimo žingsnį. Paprašė padaryti tai, ko tas žmogus neįgalus buvo daryti. Sako, ištiesk savo ranką paralyžiuotam žmogui. Įsivaizduot, pasakė paralyžiuotam, kurio ranka paralyžiuota, nesveika. Sako, ištiesk savo ranką. Ir tas žmogus turėjo patikėti, kad jisai gali tą padaryti. Ir aš šiandien raginu visiems, kuriems šiandien reikia finansinio išgydymo, kažką tai šiandien viešpat, kažkieno tai finansus, viešpat šiandien tikrai nori išgydyti. Va šitaip. Tik tai sako, mažą žingsnelį padaryk. Ištiesk ranką, padaryk kažką tai, ko tu paprastai nedarai. Duok kažką tai, ko tu paprastai neduodi. Ar daugiau duok, negu paprastai tu tai darai. Pasiimk, jeigu tau reikia šito išgydymo tavo finansams šiandien. Viešpats sako, aš atėjau ir aš noriu išgydyti tavo finansus. Aš sako, noriu tai padaryti. Nes sako, šiandien yra šabatas, šiandien yra laikas išgelbėti gyvybę, išgelbėti gyvenimą, išgydyti. Ir raginu, jeigu tai yra iš tikrųjų tau tai surezonavo, padaryk tą tikėjimo žingsnį ir išbandyk Dievą, ar jis neateis tau atgal į pagalbą, ar jis neatneš tau to išgydymo, kurio tu taip nori. Ačiū jums, brangieji, būkit palaiminti, kviečiame jungtis į mūsų transliacijas, kviečiame žiūrėti, kviečiame prenumeruoti mūsų kanalą. Ir kas galit gyvai prisijunkit, nes laiko dar truputėlį yra, kas galit prisijunkit gyvai prie mūsų, laukiame jūsų, būkit palaiminti kaip Jėzuje Kristuje ir esat palaiminti. Ačiū jums.